Sveiki, šiame video aptarsime, kokie pokyčiai vyksta mūsų visuomenėje, kaip keičiasi mūsų pasaulis, kuriame tenka dirbti, mokytis, mokyti. Ir pasižiūrėsime tai, ką tai reiškia šiandieniniai mokyklai, kokius iššūkius tai kelia mokytojams, norintiems išugdyti kūrybingus mokinius, kurie taip pat ir išaugtų lietuvišką dvasią. Apie šios lituanistinio ugdymo niuansus kalbėsime kitose video, bet pirmiausia, pasižiūrėkime į situaciją, kurią turime dabar. Jau paaugliai tampa išradėjais, tampa verslininkais, žinome nemažai pavyzdžių. Štai pavyzdžiui, Belgijoje vienas 16-metis prieš 6 metus susidomėjęs 3D spausdinimo technologiją ir pradėjęs žaisti bei eksperimentuoti su ja, dabar jau uždirba daugiau negu abu jo tėvai kartu sudėjus. Taip pat žinome apie išradėjus, vėlgi paauglius, kurie dar net nebaigia vidurinės mokyklos, jau išranda vaistus testus, patikrinimus nustatymui vėžio, kurie yra daug kartų pigesni, daug kartų greitesni bandymai ir tyrimai negu šiuo metu paplitę medicinoje. Taip pat živ tyrimus, kurie yra gerokai pigesni. Taigi pasaulis gerokai keičiasi ir pasižiūrėkime į to priežastis. Tai be abejo atsiranda naujos technologijos, kurios sukelia tam tikras, galima sakyti, netgi ir revoliucijas. Pasižiūrėkime per informacinių technologijų prizmę ir pabandykime įsijausti tai, kaip gyvenosi žmonėms tuo metu, kai tos technologijos atsirado. Tai pirma tokia bene svarbesnė ar ryškesnė revoliucija įvyko, kuomet atsirado popierius ir buvo sugalvota tuomet teptuku palikti įrašus popieriuje. Ir tai tokiu būdu žinios tapo mobilios, jos jau buvo prikaustytos prie vienos kažkurios tai vietos. Prieš tai buvusios, pavadinkime, informacinės technologijos, pirmoji uolose paliekami įrašai, ar tiksliau piešiniai anglimi. Kita technologija buvo molinės lentelės su dantračiu. Jos arba iš viso neįmanoma transportuoti, arba buvo labai sunkiai transportuojamos. Ir žinios realiai buvo koncentruotos vienoje vietoje, arba žodinė tradicija, kiek leido keliauti išminčiams mokytojams, tiek plito tos žinios, bet jos buvo surištos arba su geografinė vieta, arba su gyvais tų žinių nešėjais. Kai atsirado popierius, jau atsirado žinių, taip sakant, gabenimo, perkelimo galimybė ir atsirado galimybė kaupti bibliotekas. Žinome be abejo Aleksandrijos biblioteką ir graudžią jos istoriją. Taigi atsiranda galimybė kaupti žinias ir jas perduoti. Žinios pradeda sklisti gerokai greičiau negu iki to. Pradeda, taip sakant, sužydi įvairios mokslo šakos. Ir taip tęsiasi bene porą tūkstančių metų, iki Gutenbergas sugalvoja, kaip vyno presą paversti spausdinimo mašiną 16 amžius ir atspausdina pirmąją Bibliją. Pirmoji spausdinta knyga buvo Biblija. Ir tokiu būdu jau žinios nebuvo, taip sakant, įrėmintos į vienuolynus, nes tuo metu vienuoliai ir užsiėmė žinių produkavimu, tiesiog perrašinėdavo knygas ranka, ir be abejo tai būdavo labai brangus malonumas ir žinios buvo tiesiog išskirtinai turtingųjų arba pašauktųjų, kaip kunigų atveju, privilegija. Tuo tarpu po Gutenbergo preso atsiradimo
knygos pradeda ir kartu su jomis žinios pradeda plisti masiškai ir kaip viena iš pasiekmių atsiranda protestantizmas, kuomet žmonės patys pradeda skaityti Bibliją, patys ją pradeda interpretuoti ir tiesiog kunigai ar klergija iš esmės praranda tam tikrą žinių monopolį, kuris buvo susidaręs iki tol. Žinios pradeda plisti žaibišku greičiu, formuojasi švietimo epocha ir šita epocha arba šita informacinė revoliucija pasiekia savo piką, kai pradeda rastis skaitmeninės technologijos apie 70-uosius praeito amžiaus metus. Tai atsiranda skaitmeninės technologijos, kurios vėlgi duoda absoliučiai naują kokybę, naują gebėjimą manipuliuoti informaciją, keistis informaciją, ją redaguoti, atsiranda absoliučiai nauji informacijos išraiškos būdai, audiovizualinė informacija ir panašus dalykai. Taigi ir šita technologija vis dar stiprėja iki šiol ir mes dar esame ko gero tik tai pačioje pradžioje to, kaip pakeis mūsų gyvenimus šitos skaitmeninės technologijos. Taigi kitas svarbus dalykas, kad tokioje terpėje augdami vaikai, kurie jau turi, praktiškai gimdami, turi įrenginius rankose, ar jau keliamečiai vaikai parodo savo seneliams, kaip reikia naudotis mobiliaisiais telefonais, arba žinomi atvejai, kuomet 4-mečiai ar 2-mečiai prieina prie televizoriaus ir bando pirštu pakeisti kanalą, liesdami ekraną ir pyksta, kad tai nėra jutiminis ekranas, nes taip jie yra pripratę prie mobiliųjų planšetinių įvairių įrenginių. Taigi, iš principo, pokytis vis didėja ir mes turime galvoti ne vien apie skaitmeninės technologijas, nors jos kaip informacinis pagrindas, tai kaip lyg ir deguonis žmogaus kūnui, tai informacija yra visuomeniai. Galima išvesti tokią analogiją, taigi yra didelis informacinių technologijų sprogimas šiuo metu ir jisai įgalina dar daugelį dalykų, tokių kaip nanotechnologijos, tokių kaip biotechnologijos ir panašus dalykai. Taip pat kvantinė fizika jau beveik 100 metų jai nuo pirmųjų principų suformulavimo. Tai vėlgi mūsų visatos suvokimo dalykai pradeda stipriai keistis ir mokykla turi iššūkį, kaip paruošti jaunus žmonės būti sėkmingais pasaulyje, kuris neaišku, koksai bus. Bet siūlyčiau grįžti prie skaitmeninių technologijų. Sociologai yra pastebėję, kad formuojasi nauja karta, būtent sąlygota šitos skaitmeninės revoliucijos. Ją pavadino skaitmeniniais čiabuviais, supriešinant su skaitmeniniais migrantais. Skaitmeniniai čiabuviai, angliškas terminas digital natives, suformulavo Mark Prensky 2001 metais. Taigi skaitmeniniai čiabuviai, jie jau gimsta, kaip minėjau, su įranga, su skaitmena rankoje, jie neįsivaizduoja, kad gali nebūti interneto, jie neįsivaizduoja, kad kažkada tai telefonai buvo ne išmanieji telefonai, o laidiniai ir tu turėjai būtinai būti namie, kad galėtum pasikalbėti, o juk dar prieš 100 metų ir telefonas nebuvo, taip sakant, laidinis telefonas nebuvo įprasta technologija. Taigi šiuolaikinis jaunimas naudoja absoliučiai skirtingus įrankius, negu mums yra įprasta savo pasaulio pažinimui, savo pasaulio organizavimui. Ne? Vietoj žiūrėjimo pro langą žiūrimas YouTube'as, video paslauga,
telefoną atstoja Skype'as, kuomet mes galime nemokamai kalbėti su bet kuo, bet kuriame pasaulio krašte. Užrašų knygelė ar adresų knygelė tampa Facebookas, nuotraukų albumai yra taip pat internete, Instagramas, Picasa, daugelis kitų aplikacijų. Taip sakant, užrašinės yra tinklaraščių platformomis tapusios ir panašiai. Taigi, iš principo, skaitmeniniai čiabuviai visai kitaip naudoja visai kitus įrankius ir sociologai netgi yra pastebėję, kad ir smegenų struktūra, sinapsinių ryšių struktūra yra kitokia. Taigi, žinome, kad labai sunku vaikus motyvuoti, labai sunku juos įtraukti į mokymosi procesą ir tai yra todėl, kad tiesiog tai yra absoliučiai nauja karta, tokios iki šiol niekada nebuvo ir būtent apie šiuos skirtumus mes paanalizuosime ir apie juos pasikalbėsime. Taigi, dar grįžtant prie skaitmeninių čiabuvių, tai kertiniai jų bruožai yra tokie, kad jie yra įpratę prie paralelinio informacijos apdorojimo. Galbūt esate pastebėję, kad dabar yra žiūrima, tarkim, televizorius, tuo pat metu galima kalbėtis su draugu, jeigu jis yra toj pačioj patalpoj, ir tuo pat metu naudotis mobiliuoju telefonu, galbūt susirašinėjant žinutėmis su savo draugais, galbūt netgi tikslinant informaciją, kažkokią naują informaciją, kuri nuskambėjo iš televizoriaus programos ir panašių dalykų. Taigi informacija yra apdorojama keletų sluoksnių iš karto tos informacijos pajėgiama apriepti. Dabar vizualika arba grafika yra mieliau priimama ir geriau suvokiama negu tekstas. Tas pats tekstas jau jisai nebėra, vientisas tekstas nėra toksai vertingas skaitmeniniams čiabuviams ir labai sunku skaityti knygą nuo viršelio iki viršelio, labiau naudojamasi hipertekstų. Tai reiškia, kad kažkam teksto gabale aš spaudžiu nuorodą, keliauju palei tą nuorodą, tenai randu dar keletą, išsirenku tai, kas mane domina ir taip keliauju per žiniatinklį hiperteksto pagalba. Kitas svarbus dalykas, apie ką taip pat kalbėsime atskirame video, tai yra motyvacijos dalykai. Tai skaitmeniniams čiabuviams reikalinga momentinė motyvacija, momentiniai apdovanojimai, labai greiti apdovanojimai, dažni apdovanojimai, tokiu būdu palaikant jų įsitraukimą ir tą vadinamą degimą dalyku. Ir tai apibendrinant galima sakyti, kad rimto darbo era ko gero baigėsi ir visa tai darbas su skaitmeniniais čiabuviais vyksta geriausiai, jeigu tai vyksta kažko žaidimo forma. Ir žaidimas nebūtinai turi būti nerimtas dalykas. Bet vėlgi apie tai pasišnekėsime atskirame video. Taigi labai svarbu suvokti, kad skaitmeniniai čiabuviai nežiūri kaip į įrankį kažkam tai pasiekti, kaip labiau įprasta yra mums, kad dabar parašysiu e-mailą, kad pasiekčiau tą ir tą, arba dabar įsijungsiu Skype'ą, nes man reikia paskambinti tam ir kitam. Dabartiniam šiuolaikiniam čiabuviam, skaitmeniniam čiabuviam technologijos yra pagrindas visam kam ir tai yra pilnai integruota į visą, ką jie daro ir tai yra, ko gero, esminis pokytis paradigmoje. Tai nebėra įrankis, tai yra tiesiog bazė viskam, kas vyksta. Taigi, paryškinant skirtumus tarp skaitmeninių imigrantų ir skaitmeninių čiabuvių, tai mes esame įpratę dėstyti, mokyti, pasakojant, pristatant tam tikrus dalykus, savo temą, bet
žaidimas, jie yra įpratę visą tai gauti per žaidimą, per konkretų darymą, taip sakant, savomis rankomis. Nors yra įprasta daugiau mažiau linijinės istorijos, tačiau mums reikėtų galvoti apie, kaip sukurti aplinką, kurioje galima būtų tyrinėti įvairius skirtingus pasirinkimus. Vėlgi jau minėtas nuo vieno dalyko vienu metu iki daugelio dalykų, angliškai tas vadinasi multitasking, nuo vieno kažkokio tai generalizuoto būdo ar modelio, kur vienas dydis tinka visiems, pereinama prie personalizavimo ir tas be abejo yra ir švietimo strategijoje pas mus aptarta. Taip pat vis mažiau reikšmės ar svarbos turi tiesioginės sąveikos, vis daugiau sąveikų atsiranda online ir vėlgi turime atkreipti dėmesį į greitį, nuo lėto, kuris mums labiau yra įprastas, prie tikrai labai greito, labai dinamiško, labai įtraukiančio darbo. Taigi tokie yra pagrindiniai skirtumai. Kalbant apie skaitmeninius imigrantus ir skaitmeninius čiabuvius, ir pabaigai noriu pasakyti, kad visgi raktinis žodis darbui su šiuolaikiniu jaunimu, su taip vadinamais skaitmeniniais čiabuviais yra jų įtraukimas, motyvacijos sukėlimas, pateikimas patrauklia forma, kad atsirastų ta motyvacija, kad būtų susidomėjimas, kad būtų energija, kad būtų išlaisvinamas kūrybiškumas ir kad jaunimas tiesiog patys norėtų ir degtų noru sužinoti, atrasti, patirti ir tokiu būdu mes galime perteikti savo žinias arba tiksliau leisti jiems atrasti mūsų dėstomo dalyko grožį.